Iš tikrųjų, visų pirma, labai dėkuoju už kvietimą. Smagu grįžti čia po metų. Ir šį kartą noriu Jums papasakoti apie JAV užsienio politikos esmę ir formavimosi principus. Visų pirma, kalbant apie tai, man grįžta šiokia tokia atmintis. 2002 metai, gruodžio mėnuo. Aš su Michaelu Kaufmanu sėdžiu kažkuriam Vilniaus barų, mes gurkšnojam viskį. Michaelas Kaufmanas tai yra vienas iš populiariausių JAV karo analitikų. Iš tikrųjų dabar karo Ukrainoje metu išpopuliarėjęs ypatingai, turintis kelius šimtus tūkstančių sekėjų, buvusiam Twitter'e, X programoje, X platformoje dabar turintis labai didelio populiarumo sulaukusią platformą War on the Rocks, sąsaja vėlgi su viskiu, nes yra Whisky on the Rocks. Tai Kaufmanas kaip whisky man tikrai mėgsta tiek šitą gėrimą, tiek sąsajas. Ir mes aišku diskutuojame apie karą, kaip minėjau, 2002 metai, gruodžio mėnuo, Ukraina perėjo į puolimą, bet kaip tik kabo didelis klausimas, ar rusai negalėtų panaudoti taktinio branduolinio ginklo prieš ukrainiečius. Ir aš klausiu Kaufmano, ar turi amerikiečiai planą, ką daryti, jeigu rusai panaudotų taktinį branduolinį ginklą. Kaufmanas sako, taip gana ironiškai, amerikiečiai turi planą viskam, bet kokiai situacijai, kuri įtraukia branduolinį ginklą. Bet aš negaliu tau jo pasakyti. Koks tas planas? Čia tokia neužtikrinta pabaiga, ar jis negali pasakyti dėl to, jog žino, bet tai yra labai slapta, ar tiesiog, kad jis nežino, koks tai yra planas, bet jis yra įstikinęs, kad tas planas tikrai yra. Po 2 metų, 2024-aisiais, mes jau sėdime Vašingtone, vėlgi kažkuriam bare, gurkšnojame viskį. Ir aš vėlgi kalbuosiu su juo apie karą, klausiu, ar amerikiečiai turi strategiją, ką daryti, jeigu rusai sugalvotų pulti Baltijos šalis, pasinaudodami situaciją, tarkim, kai tuo metu vyksta karas su Iranu, o Kinijoje atsiranda didelis noras užimti Taivaną ir ten irgi prasideda karas, amerikiečiai įsitraukia į tuos karus kažkur tai kitur ir rusai naudojasi tą progą ir bando išspręsti savo esminį uždavinį, tai yra panaikinti NATO ir pulti Baltijos šalis, tikėdamiesi, kad NATO negins Baltijos šalių. Sakau, ar turi amerikiečiai strategiją, ką daryti tokiu atveju? Ir Kaufmanas vėl sako man, amerikiečiai visada turi strategiją, tik tai jis nebūtinai visada yra sėkmingai gyvendinama. Tai aš pradėsiu irgi savo pranešimą tokia teze, kad amerikiečiai JAV visada turi savo kažkokią tai užsienio politikos strategiją, tačiau tą strategiją nebūtinai gyvendina prezidentas. Ir mes, kada kalbame apie JAV dabartinę užsienio politiką, dažniausiai turime galvoj Trumpo sprendimus ir įsivaizduojame, kad jis yra tas pilotas, ar ne, arba tas lyderis, kuris veda JAV laivą užsienio politikos vandenyse. Bet anaiptol tai ne visada yra tiesa. Trumpas iš tikrųjų labiau būtų turbūt tiksliau, jį galima būtų apibūdinti kaip tam tikrą įrankį, instrumentą. Ir čia pratęsiu profesoriaus irgi mintį, instrumentą, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį, įskaitant ir užsienio politikoje, bet jis yra ganėtinai chaotiškas instrumentas. Jis yra, kaip dažnai vardijama, nenuspėjamas, neprognozuojamas, emociškai ne visada stabilus, turintis didžiulį ego, narcisistinių asmenybės požymių ir taip toliau. Tačiau jis iš tikrųjų gali būti labai naudingas kaip instrumentas, kaip tam tikras kūjis, kuriuo kalama JAV užsienio politikos doktrina arba JAV užsienio politikos strategija. Kalama ant priekalo stabilaus ideologinio pagrindo ir tą priekalą, tą stabilią ideologinę bazę sudaro MAGA judėjimo idėjos. MAGA tai yra santraupa iš Make America Great Again,
Tai yra pakankamai vėlgi labai išplitęs fenomenas, kuris susiformavęs po pirmosios Trumpo pergalės, galiausiai institucionalizavosi į keletą gana ryškių srovių, kurios jau antrai Trumpo užsienio kadencijai paruošė ganėtinai stabilų, ideologiškai nuoseklų pamatą, ant kurio šita užsienio politika šiuo metu ir yra kalama. Ir kai mes dažnai kalbame apie Trumpą kaip kažkokią anomaliją, kraštutinumą, prezidentą, kuris daro daug ką visiškai kitaip negu prieš tai buvę 21 ar 20 amžiaus prezidentai, tai iš tikrųjų tai nėra labai tikslu, nes Trumpas nėra visiškai unikalus, tai nėra tokia anomalija, kurios negalima būtų užfiksuoti ankstesniuose JAV politikos epizoduose. Ir čia labai tinka Walterio Russelo Meado tezė, kuria jis teigia, kad bemaž visada JAV užsienio politika yra konkuruojančių 4 tradicijų sąveika. Ir jis pateikia 4 JAV užsienio politikos tradicijas, į kurias didžioji dalis prezidentų telpa pakankamai neblogai, sakydamas, kad visa tai, ką mes matėme per pastarosius porą šimtmečių, vienaip ar kitaip atitinka vieną iš tų 4 JAV užsienio politikos strategijų, tradicijų. Ir atitinkamai Trumpo ta ideologinė linija Make America First, again, ji nėra kažkuo labai nauja, tai nėra vien tik Trumpo išradimas, tai yra gilios populistinės tradicijos tąsa arba nauja reinkarnacija. Kokios tos 4 tradicijos? Jos yra pavadintos buvusių JAV prezidentų vardais, arba Hamiltonas nebuvo prezidentas, jis buvo pirmasis JAV iždo sekretorius. Tai yra pagrindinių JAV vadovų istorinių asmenybių vardais. Ir jos atitinka pagrindinės JAV kultūrinės bendruomenės, taip turbūt reikėtų pavadinti, ne? Tam tikras bendruomenės, kurios turi savo interesus, kurios turi savo idėjas ir kurias reprezentuoja štai va tos istorinės asmenybės. Tai Hamiltono tradicija, hamiltoniečiai, tai yra šiaurės rytuose, New Yorkas, rytinė pakrantė, susitelkę komerciniai, finansiniai sluoksniai, tas šiaurės rytų elitas, kurio pagrindinė idėja yra tiesiog verslas, pinigai, prekyba, kapitalas. Tai yra va ta varomoji jėga, iš kurios kyla visa JAV finansinė gerovė. Wilsono tradicija remiasi jau tokia protestantiška, misionieriška idėja skleisti laisvę ir demokratiją, ne tik Amerikoje, bet ir pasaulyje, reformuoti visuomenę maksimaliai iki tos laisvos visuomenės. Jeffersono bendruomenė kyla iš tokių stambiųjų žemvaldžių, agrarininkų. Jie labai aiškiai pasisako už minimalią valdžios intervenciją į žmonių gyvenimus. Tai yra, nereikia didelės biurokratijos, reikia kiek įmanoma daugiau laisvės palikti paprastiems žmonėms. Ir čia labiausiai atsispindi tie jau tokie kraštutiniai liberalai, libertarai, ne, kad kuo mažiau nurodymų iš valdžios, to geriau. Ir Jacksono tradicija, tai tokia jau visiškai liaudies bendruomenė, absoliutus populistai, neturintys labai aiškios netgi idėjinės bazės, bet pasisakantis vėlgi apie mažesnį valdžios įsitraukimą ir didesnį rūpinimąsi vidaus reikalais, visiškai mažą įsitraukimą į kažkokius užsienio reikalus, rūpinimąsi tuo paprastu Amerikos žmogumi. Tai va čia šitos 4 tradicijos telpa į tokį kvadrantą, 4 pozicijas, kur galima pamatyti labai aiškiai, kaip skiriasi
orientacija į išorę, arba tie vadinami internacionalistai, tai yra Hamiltono ir Wilsono sekėjai, lyginant su Jacksono ir Jeffersono sekėjais, kurie absoliučiai koncentruoja politiką į vidaus reikalus. Ir atitinkamai skiriasi kita dimensija. Konservatyvi orientacija, tai yra Hamiltono ir Jacksono orientacija, konservatyvios vertybės, paprasti dalykai, ypatingai, sakykime, fizinis saugumas, kas yra svarbu Jacksono atstovams, garbės dalykai, išlaikyti tautos garbę ir vidaus bendruomenės gerovę. Ir liberali kryptis Wilsono, tai yra demokratijos, žmogaus teisų skleidimas, kartu su internacionalizmu, tai yra ir užsienyje, išorėje. Ir toks jau visiškai vidaus prioritetų liberalizmas, kada reikia rūpintis tik demokratijos klausimais viduje. Paliekant užsienį ramybėje, nesikišant ten absoliučiai, jie yra už JAF ribų ir jais rūpintis nereikia. Tai, ką mes matome dabar, ir čia reikėtų labiausiai kalbėti apie užsienio politikai svarbų tokį ideologinį pagrindą, kuris atsirado dar prieš Trumpo antrąją pergalę. Ir buvo suformuluotas vienu iš stipriausių, turbūt apskritai didžiausių konservatyvių smegenų centrų, tai yra Heritage Foundation. Heritage Foundation parengė vadovėlį būsimam prezidentui. Pavadino Project 2025 ir tame tarpe buvo labai aiškiai nuosekliai išdėstyta pozicija, kaip reikia būsimam prezidentui elgtis užsienio politikoje. Tai atlikus šito dokumento analizę galima pamatyti gana aiškiai, kad dominuoja Jacksono tradicija, tai yra orientacija į fizinį saugumą ir amerikiečių garbės išsaugojimą. Čia atitinka beveik idealiai Trumpo ir priešrinkiminės kampanijos tezes, kad reikia rūpintis Ameriką visų pirma. Ameriką reikia saugoti nuo migrantų, iš čia atsiranda tos idėjos apie sieną tarp JAF ir Meksikos. Ameriką reikia saugoti nuo biurokratijos. Čia yra tas priešiškumas biurokratijai ir valdžiai iš principo. Tas Vašingtono pelkė, apie kurią kalbėjo profesorius, pasipriešinimas tarp Vašingtono pelkė ir elitui, tiek Vašingtono, tiek ir tarptautinio. Tarptautinis elitas, tarptautinės organizacijos irgi yra blogis šitoje vietoje. Reikia rūpintis savais amerikiečiais. Ir atitinkamai tam, kad būtų gerbiama šalis, kad ją būtų gerbiamos, reikia demonstruoti galią. Nes tik iš galios ateina šita pagarba. Ir dėl to Trumpas irgi labai mėgsta demonstruoti tą tokią primityvę karinę galią. Pitas Heksetas, karo sekretorius, atitinkamai tą galią transformuoja į tokį vyrišką, maskulistinį įvaizdį. Reikia testosterono daugiau. Fiziškai reikia daugiau testosterono, reikia daugiau geležies, reikia daugiau tokios fizinės galios. Tai va čia, neskaitant kitų likučių, kurių iš tikrųjų yra, ir ypatingai, sakykime, komerciniai dalykai, čia Trumpo šiokios tokios užuominos į komercializaciją per muitų kėlimus ir taip toliau galima atrasti. Bet labai aiškiai galima sakyti, kad būtent Jacksono tradicija dominuoja šitame Project 2025 vadovėlyje arba instrukcijose būsimam prezidentui. Ir atitinkamai, kai jau mes matome dabartinius oficialius dokumentus, kuriuos parengė jau dabartinė JAV prezidento administracija, sąsajos tarp šito Project 2025 ir oficialių strategijų, o štai nacionalinio saugumo strategijos, yra labai didelės. Iš esmės, didesnė dalis tų idėjų iš tikrųjų yra perkeliama į realią politiką, į realias oficialias saugumo strategijas. Ir tai ne tik, aišku, užsienio politikoje, ne tik saugumo politikoje, bet ir kitose srityse. Tas Heritage Foundation parengtas dokumentas, jis iš tikrųjų aptinkamas, jo nuostatos aptinkamos ir kitose Trumpo sprendimuose. Bet, nepaisant to, kad yra gana aiškus ideologinis pagrindas aprašytas, kodifikuotas, galiausiai netgi perkeltas į oficialius dokumentus, atsiranda nemažai įtampos tarp to, kaip tos strategijos yra įgyvendinamos.
Ir įtampa ar chaotiškumas, kažkoks nesupratimas, kas vyksta su JAV užsienio politika, iš esmės kyla iš to, kad Trumpas kaip instrumentas, kaip kūjas, jis iš tikrųjų darosi kartais nevaldomas arba valdomas savo emocijų. Ir todėl tas tariamas nuoseklumas, kuris galėtų atsispindėti dokumentuose, jis nebūtinai atsispindi realioje politikoje. Apie tai, kad Trumpas yra tipiškas džeksonietis, tos Džeksono populistinės liaudiškos bendruomenės tradicijos atstovas, buvo kalbama dar pirmosios kadencijos metu. Ir akademiškai tas buvo irgi iš esmės patvirtinta, kad Trumpas yra Džeksono su šiek tiek Jeffersono priemaišomis toks hybridas. Bet lyginant su pirmąja kadencija, antrojo kadencijoje Trumpas jau turi labai aiškę, stiprią komandą, kuri tas idėjas parašytas ant popieriaus gali realizuoti žymiai nuosekliau arba, sakykime, perkelti tas idėjas į oficialias strategijas. Pirmosios kadencijos metu Trumpas tokios komandos beveik neturėjo arba turėjo šiek tiek chaotišką komandą, kuri labai dažnai keitėsi ir pats neturėjo aiškaus supratimo, ką jis daro. Dabar jis tą daro žymiai nuosekliau, bent jau ta prasme, kad tai skatina daryti jau gerai susiformavusi tą magos ideologinę bazę. Tai ne tik Heritage Foundation, bet ir America First Politics Institute, kuris kaip tik įsikūrė pasibaigus Trumpo pirmai kadencijai, berods 2021 metais. Ir iš to smegenų centro į Trumpo administraciją atėjo daugybė žmonių, užėmė faktiškai pusę sekretorių pozicijų. Taigi tie žmonės, kurie atsineša šitas idėjas, jie galiausiai leidžia perkelti jas į JAV užsienio politikos įgyvendinimą žymiai platesniu mastu, negu Trumpas tą darė pirmos kadencijos metu. Bet iš tikrųjų yra labai aiškus bent jau keletas tokių atvejų, kada Trumpas smarkiai nutolsta nuo tos ideologinės bazės, smarkiai prieštarauja tam, ką siūlytų netgi tipinis Jacksono tradicijos rėmėjas. Tai aš išskirsiu bent 3 tokius atvejus, tai Trumpui pradėti muitų karai faktiškai su visais, su visu pasauliu. Trumpo inicijuoti pasiūlymą, jog čia reikia perimti Grenlandiją, nupirkti ar kažkokiais kitais būdais ją įsisavinti. Ir Trumpo įsivelimas į ilgą karą su Iranu. Visi šitie 3 dalykai smarkiai prieštarauja tam, ką sakytų tipinė Jeffersono tradicija, arba netgi tam, ką sako dabartinė JAV nacionalinio saugumo strategija. Muitai yra visiškai emocinis Trumpo būdas demonstruoti tą galią dėl to, jog jis gali įvesti kažkokius tai muitus ir klaidingas įsivaizdavimas, kad tai galėtų tapti dideliu pajamų šaltiniu JAV. Grenlandija apskritai yra kaip ekspansionistinė pozicija, faktiškai niekaip nesuderinama su ta ideologinė pusė. Vėlgi toks emocinė užgaida, sakykime taip greičiau. Ir karas su Iranu yra visiškai priešingas tam, ką netgi MAGA rėmėjai sako apie karus apskritai. Trumpo visa rinkimų kampanija buvo paremta teze, kad reikia baigti karus, reikia atsitraukti iš jų. Visa tai, ką darė Bidenas ir Obama, buvo blogai. Nereikia veltis amerikiečiams į tuos karus, kurie nėra Amerikos karai. Todėl Trumpas buvo labai skeptiškas dėl Rusijos ir Ukrainos karo, kad ten nereikia amerikiečių, tai ne mūsų karas, ar ne? Visi kalbėjo apie tai. Ir lygiai taip pat MAGA atstovai kalba ir apie Iraną. Ir netgi dabar, sakykime, MAGA rėmėjai labai dažnai kritikuoja Trumpą, kad jis daro priešingai tam, ką kalbėjo. Čia tikrai tų viešų tokių atskilėlių nuo Trumpo rėmėjų yra nemažai, kurie sako, ką jūs veikiate Irane. Tai ne mūsų karas, tai iš tikrųjų jūs turėtumėt nuo jo pasitraukti kiek įmanoma greičiau. Iš tikrųjų, tas pats karinis veiksmas kaip toks, jis yra su šiokiu tokiu niuansu. Ir tai, ką Trumpas darė 2025 metais, prieš metus,
trumpas, greitas, staigus smūgis Iranui, naikinant jo branduolinę infrastruktūrą, tas požeminės gamyklas ar saugyklas, kuriuose galėjo būti sodrinamas uranas, tai iš tikrųjų atitiktų tipinį Jeffersono tradicijos elgesį. Neįsitraukiam į ilgus karus, demonstruojam savo karinę galią, padarom tai staigiai, atsitraukiam, išsprendžiam problemą, grįžtam namo. Ir tas 25 metų smūgis, smūgiai prieš tos objektus iš tikrųjų galėjo būti kaip tik toks tipinis veiksmas. Tačiau tai, ką daro šiemet Trumpas, tai yra visiškai kitoks veiksmas. Tai yra karas, kuris neturi aiškios pabaigos, kuris neturi aiškaus tikslo, ką mums reikia pasiekti, kad tą karą užbaigtume. Tas tikslas nuolat yra keičiamas, nuo to, kad reikia nuversti režimą, kalbant apie tai, kad reikia Iraną priversti visiškai sunaikinti branduolinę programą, iki dabar to, kad tiesiog atverkime Hormūzo sąsiaurį ir leiskime laivams plaukti taip, kaip buvo įprasta iki šiol. Tai dabartinė karo eiga ir nesugebėjimas aiškiai numatyti, kada jis baigsis, iš tikrųjų yra visiškai priešinga tradicija. Čia vėlgi grįžtant truputėlį prie profesoriaus paminėtų minčių, MAGA užsienio politikos pozicija iš tikrųjų turėjo šokiruoti europiečius, nes europiečiai, vėlgi paminėsiu tą patį J.D. Vance'ą, kuris Miuncheno saugumo konferencijų 25 metais aiškiai nubrėžė tas linijas. Europiečiai kurį laiką nesuprato, ko nori iš tikrųjų JAV administracija. Jiems atrodė, kad bando spausti europiečius tam, kad didintų gynybos išlaidas, bando gąsdinti europiečius tuo, kad atsitrauks iš Europos karinio prasme, savo karius atitrauks, kad tai gali būti kažkoks Trumpo įgeidis, trumpalaikis, tiesiog demonstruojant savo įnorius, arba kad tai gali būti derybinis instrumentas tam, kad galėtų priversti europiečius daugiau mokėti už savo saugumą. Bet iš tikrųjų J.D. Vance'as paminėjo esminį dalyką. Europa yra iš esmės ideologiškai priešiška JAV, pagal būtent magos visą įsivaizdavimą ir netgi tos tamsiosios apšvietos liberalizmo, to apšviesto liberalizmo tvirtovė, kurią reikėtų geriau sunaikinti. Taigi J.D. Vance'as irgi labai aiškiai pasakė, kad amerikiečiai nenori ginti Europos, ne dėl to, kad jie per mažai moka už savo saugumą, o dėl to, jog tai ideologiškai yra visiškai kitoks veikėjas, netitinkantis dabartinės Trumpo administracijos vizijos. Tai čia iš tikrųjų svarbu mums irgi kaip europiečiams tą suvokti, kad JAV traukiasi iš Europos ne dėl kažkokių tai finansinių dalykų, ne dėl gynybos išlaidų dydžio, ne dėl, sakykime, karinio efektyvumo kažkokio tai saugojimo principo, bet dėl to, jog tai yra civilizaciškai amerikiečiams nepriimtina žaidėja pasaulyje ir atitinkamai tas pasitraukimas, jeigu Trumpo administracija ir MAGA judėjimas išlaikys savo pozicijas, jis bet kuriuo atveju įvyks. Tai tas pokytis JAV užsienio politikoje iš tikrųjų jau yra susiformavęs pakankamai stiprus ir kas svarbiausia, jis greičiausiai išliks net jeigu pasikeis respublikonų ir Trumpo dominavimas JAV institucijose. Mano įsitikinimu, tas postūmis link tokios populistinės Jeffersono, Jacksono linijos atsitraukimas į vidaus reikalus, jis bus svarbus net ir demokratams. Ta tendencija pakeisti demokratams bus labai sudėtinga. Ideologiškai tai aišku gali būti visiškai kitokia politika, bet jau dabar šita inercija yra tiek stipri ir atsitraukimas iš Europos yra prasidėjęs faktiškai, kad jo sustabdyti turbūt bus neįmanoma net ir kitai, sakykime, JAV prezidento administracijai, net jeigu, kaip minėjau, po kitų rinkimų pasikeis tas galių balansas Vašingtone.